Round one. Fight! SR Melon. Pastaruoju metu visi kalba apie dirbtinį intelektą, apie tokias kompiuterinės programas, kurios sugeba kurti kaip žmogus. Pavyzdžiui, šita nuotrauka sukurta dirbtinio intelekto. Pastaruoju metu labai ištobulėjo dirbtinio intelekto įrankiai, su kuriais gali kurti, arba dar sakoma generuoti. Vos prieš 9 metus, jeigu paprašytum dirbtinio intelekto programos sukurti katino paveikslėlį, jis atrodytų va taip. Tikrai nelabai kokybiškai. O šiais metais dirbtinis intelektas jau gali sugeneruoti štai tokį menišką katiną. Manau, kad nedaug skaitmeninių menininkų galėtų sukurti geresnį paveikslėlį, tad kokybė yra tikrai labai stebinanti. Ir visos šitos naujovės kelia tikrai daug iššūkių. Kaip žinoti, kas yra tiesa, kas yra tikras paveikslėlis, kas yra sugeneruota, kur tave nori apgauti. Tai yra mums labai naujos problemos, su kuriomis kažkaip reikės susigyventi. Šiandien su mūsų žiūrovėmis atliksime testą ir pažiūrėsime, kaip joms seksis atskirti, kuriuos vaizdus sukūrė dirbtinis intelektas, o kuriuos žmogus. O jūs pabandykite atlikti testą kartu su mumis? Vis tiek neatrodo tikra. Dirbtinio intelekto. Gal žmogus. Nežinau, kažkaip tokios šviesos, nežinau, ar būtų realybėj. Man atrodo žmogus. Dirbtinis intelektas. Čia irgi, man atrodo, dirbtinio intelekto, nes ten, kur čia ant kaklo grandinėlė, ta tokia lyg įspausta yra. Tikras žmogus. Nežinau, nes tikrai gali būti, kad sumontuota, bet nemanau, kad čia tikras žmogus. Gal visgi dirbtinis intelektas. Ne, čia sumontuota. Kad jisai tą puodelį labai keistai nešas ir jisai ten graibo orą. Popiežiai taip niekada nesirengia. Žmonės, kurie taip moka gražiai piešti, bet per tobulai atrodo. Aš žinau, kas šitus paveikslus nutapė. Kas? Van Gogas. Dešinė būtų labiau žmogaus piešta. Antras sugeneravo. Spėju, nes ir vėl taip susilieja. Ir dar kotai tokie nelabai tikri. Ir dangus labai toks gražus. Atpažinti dirbtinio intelekto sukurtą paveikslėlį nėra lengva, bet tai tikrai yra įmanoma. Reikia ieškoti netikslumų, netitikimų, kažkokių fantazijų arba keistų raštų. Jeigu yra žmogaus veidas, dažniausiai dirbtinis intelektas netkuria ausų, jos būna nevienodos arba kreivos, dažniausiai akinių rėmeliai būna netolygus, kartais būna per daug dantų, o sudėtingiausia dirbtiniam intelektui yra atkurti žmogaus rankas ir pirštus. Dažniausiai žmogaus pirštų jis pagamina per daug, kažkaip jam tai kol kas nesiseka. Fėja su dideliam ausim ir dinozaurų vaikščioja po parką. O, Labai įdomu. kaip tavo ausys didelės? Didelės padarė? Nelabai. Ir ranka labai keista, neatrodo nudegus būtų. Vienu sakė normali, kita šakia ruda. Dabar netgi yra kuriami įrankiai, kurie leidžia kurti video įrašus. Tai yra duoti aprašą ir gauti sugeneruotą vaizdo įrašą. Tai kol kas tai nėra įmanoma, bet galima įsivaizduoti, kad netolimoje ateityje bus galima duoti dirbtiniam intelektui savo parašytą scenarijų ir gauti jau pagamintą filmą, tarsi jis būtų iš Hollywoodo.